Seimo rūmuose kraustimosi nuotaikos. Laiko iki pirmadienio lieka vis mažiau. Į Seimą nepatekę politikai krauna per 4 metus sukauptą makulatūrą į popierinės dėžes. Išsikraustyti privalo net 68 dabartiniai parlamentarai. Po kelių dienų jie pasiims išeitinės kompensacijas ir turės ieškotis darbo. O Seimo naujokai jau pradeda dairytis didesnių, erdvesnių ir jaukesnių kabinetų. Pralaimėjimą rinkimuose patyrė Seimo vicepirmininkas Alfredas Pekeliūnas prisipažino sukauptais daiktais nesirūpinęs. Mat tai už jį padarė 2 darbščios jo padėjėjos. Nors politikas dar nežino, kam užleis savo prabangų kabinetą, tačiau tikina ateinančiam parlamentarui paliekantis nemažą vertingų knygų biblioteką. Atminimui parlamentaras pasiėmė tik vieną knygą su buvusių Seimo kolegų nuotraukomis. Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos steigėjas Alfredas Pekeliūnas tikino pirmiausia norėtų pailsėti, o vėliau neatmetė galimybės ir vėl grįžti prie verslo. Kada jau turėsim kažką tai jauti už žagų, tada ir galėsim sakyti, kad taip, einam į verslą arba taip, grįžtam į kažkokią tai valstybės tarnybą ir taip toliau. Į Seimą nepatekusi socialdemokratė Violeta Boreikienė trauktis iš politinės veiklos neketina. Politikė truputį pailsėjusi ir pasvarsčiusi gautus pasiūlymus jau artimiausių metų ketina kibti į darbus. Per kadenciją sukauptus daiktus jį teigianti susidėjusi dar savaitės pradžioje. Ta padariau labai operatyviai. Pirmosiomis šios savaitės dienomis ir be jokių emocijų, kadangi yra tokia situacija, kokia jinai yra ir reikia be abejo jau galvoti apie ateitį. Ne visi politikai paskutinėmis kadencijos dienomis buvo linkę bendrauti. Neblaivus Seime šlitinėjęs socialdemokratas Gintautas Mykolaitis su žiniasklaida bendrauti nepanoro. Labą dieną dar kartą. Aš atsiprašau, todėl, kad aš jums nepradėsiu. Labai trumpai. Ačiū labai, jums linkiu sėkmės. Kadenciją baigiantis parlamentarai su gėlėmis ir dovanomis į paskutinį posėdį sugužėjo pirmoje dienos pusėje. Mielosios kolegės, gerbiami kolegos, malonus nuolatiniai ar laikini mūsų svečiai, pradedam Lietuvos Respublikos Seimo 2008 metų lapkričio 14 dienos nenumatytąjį posėdį, paskutinį šioj kadencijoje posėdį. Pasibaigus posėdžiui, politikai rėžė graudžias atsisveikinimo kalbas, sveikino vieni kitus, fotografavosi. Kiekvienam parlamentarui Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas įteikė po padėkos raštą. Andrius Kubilius. Seimo kadenciją parlamentarai tradiciškai užbaigė valstybės himnu. O po to vaišės ir linksmybės. Sveikatą, ačiū labai. Ilgiausiai Seimo restorane užsibuvo Gintautas Mykolaitis. Politikas vengė kamerų, bandė slėptis už kolonų ir gėlių. Galiausiai koridoriais pasileido bėgti ir užsidarė vyrų tualete. Linkiu jums sėkmės, jaunuoliai. Geros visokeriopos, iki gerų pasimatymų. Aš manau, susitiksim dar be kamerų. Kalbėsim kitaip. Sėkmės. Vertindami darbą baigusį Seimą, politologai negaili kritikos. Šita Seimo kadencija, manau, visiškai pagrįstai daugelio kolegų apžvalgininkų, analitikų yra vadinama kaip viena labiausiai nusipelnusi parlamento institucijos, politikos ir valstybės idėjos apskritai kompromitacijai, nusipelnusi, aišku, kabutėse. Taigi, manau, kad šitos Seimo kadencijos toks galutinis, principinis, esminis vertinimas turėtų būti pirmiausiai ir tik tai neigiamas. Kitos kadencijos Seime net 68 nauji veidai. Jame liūdna taip pat neturėtų būti. Mat 18 naujų tautos išrinktųjų priklauso pramogų verslo atstovų partijai. Reporterė Neringa Kolkaitė, Vilnius.